kaip ir minėjo, esu Ieva, atstovauju įmonę Hermitage Solutions, kaip ir Dovinas minėjo prezentacijos pradžioje, tai esame kibernetinio saugumo sprendimų stumdytojai. Ir kad tai neskambėtų taip baisiai, galbūt šiek tiek papasakosiu, kaip tai vyksta. Tai bendraujame su įvairiais gamintojais, į rinkoje paklausius sprendimus importuojame į Baltijos šalis, todėl šiandien su mumis vienas iš mūsų gamintojų Keeper. Viveka, I actually will invite you on the stage with me, because I will need your help with the packets as well. I will need your help in the very beginning of the presentation. Tuomet bendradarbiaujame su įvairiais IT paslaugų teikėjais Baltijos šalyse, tai Oixio taip pat yra vienas iš mūsų partnerių, nes būtent per partnerių kanalą visi sprendimai pasiekia galutinį vartotoją, tai yra jūs verslus Baltijos šalyse. Taip, ir kadangi sukamės šioje rinkoje, esame priversti domėtis paskutinėmis rinkos tendencijomis, domėtis didžiausiais iššūkiais, su kuriais susiduria įmonės, ir todėl leidžiame savo šiandien kalbėti tokią temą, tai minimali kibernetinio saugumo higiena maksimaliam saugumui. Ir labai trumpai apie tai, ką šiandien aptarsime, tai pirmiausia apžvelgsime, kas vyksta kibernetinio saugumo rinkoje, labai trumpai, kam reikalinga ta kibernetinio saugumo higiena, kodėl dėje, bet kartais ją apleidžiame ir pamirštame. Na ir kibernetinis saugumas yra plati tema ir dažniausiai populiariausias atsakymas į tai, nuo ko pradėti, būna nuo pradžių. Tai šiandien mūsų tikslas iš tikrųjų pasidalinti porą labai paprastų patarimų, kasgi galėtų būti ta pradžia. Papasakosime, ko turite paklausti savo IT paslaugų teikėjo ir šiek tiek praktiškesnis galbūt patarimas, kaip valdyti savo ir darbuotojų slaptažodžius. Taigi, pradėsime. Tyrimai rodo, kad auditorija geriausiai įsimena informaciją, kai yra įsitraukusi ir šiek tiek priversta pamastyti. Tai šiandieną paprašysiu jūsų pagalbos, turėsime prisiminti, kaip neišspręsti lygtį, bet kaip surasti X. Tai užduosiu keletą klausimų ir norėčiau, kad tiesiog iš vietos bandytumėte spėti, ar galbūt žinote teisingą atsakymą, ir to jau pat Viveka will help me to give the prizes for that. Pirmas klausimas apie finansų sektorių. Tai kaip manote, kiek kibernetinio saugumo incidentų finansų sektorėje 2024 metais užfiksuota daugiau negu 2020 metais? Turime teisingą atsakymą. 300%. Viveka, please bring the prize to the side. Please stand up so Viveka would know to whom. No, it's the man in the blue T-shirt. It was 300. Who said 300? Oh, you said. Sorry. Yeah, they're okay. There you go. Iki manęs garsas greičiau atėjo iš kitos pusės. Taip, tai 300% daugiau. Tai iš tikrųjų, nepaisant to, kad tobulėja mūsų technologijos, turime vis daugiau švietimo apie kibernetinį saugumą, iš tikrųjų lygiai taip pat, ar galbūt net greičiau tobulėja ir įsilaužėliai, hakeriai ir piktavaliai. Ir kibernetinių incidentų turime vis daugiau. Sekantis klausimas yra apie phishing tipo atakas. Kaip manote, kiek procentų kibernetinių incidentų įvyksta būtent dėl phishing atakų? Ne. Ne į tą pusę einam. Pasauliniu mastu. Girdžiu kažką arčiau. Nekankinsiu. Arčiausias atsakymas buvo 40, tai yra 36. Pakelkite ranką, Viveka, the prize go to the second row. You said 40. Taip.
36%. Tai iš tikrųjų daugiau nei trečdalis atakų vyksta būtent dėl phishing. Ir phishing laiško šiandien dienai turbūt nėra gavę tik tie, kas, nežinau, turbūt neturi nei telefono, nei interneto ryšio. Su tuo susidurėme kasdieną. Paskutinis klausimas yra apie resursų trūkumą. Kaip manote, kiek laisvų darbo vietų kibernetinio saugumo rinkoje bus 2025 metais? Atsakymas milijonais. Jeigu reikia užuomenos, sakyčiau, šiek tiek daugiau nei Lietuva. Kas sakė 3,5, girdėjau pirmą tą. Prašau, smalsiam ponui. Už visus šiandienos klausimus. Taip, tai ačiū visiems bandžiusiems spėti. Ir kadangi aptarėme tą šiurpią statistiką ir turbūt pritarsite, kad ši tema yra aktuali, pereikime prie tos kibernetinio saugumo higienos ir kas tai yra. Jau prieš tai prezentacijoje matėte, kad tai yra kelionė ir nuolatinis procesas. Tai taip, kibernetinio saugumo higiena yra priemonių ir nuolatinių procesų rinkinys skirtas apsaugoti IT ūkį, vartotojus ir sistemas. Ir labai svarbu čia pabrėžti tą žodį nuolat. Ir kas įeina į kibernetinio saugumo higieną, iš tikrųjų nei daug, nei mažai. Programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimas, atsarginės kopijos, duomenų šifravimas, vartotojų švietimas, antrasis faktorius autentifikacijoje, saugus slaptažodžių politika ir valdymas, saugus naršymas ir komunikacija, antivirusinė apsauga, ugniasienė, vartotojų teisų ribojimas ir tinklo segmentavimas. Skamba daug, nevyniosiu į rožinį popierėlį ir yra daug, iš tikrųjų. Ir jeigu išimsite bent vieną ar du dalykus iš šio, sakykime, saugumo korio, paliksite atviras duris ar atvirą langą įsilaužėliams. Kampe taip pat šmeižuoja NIS2 direktyva, ISO saugumo standartai, galbūt kai kam negirdėti, galbūt kai kam jau pavirti keiksmažodžiais, bet apie juos aš neįsiplėsiu, nes manau, kad paminės nacionalinio saugumo centro atstovai sekančiose prezentacijose, tačiau jie iš tikrųjų šiek tiek keičia situaciją rinkoje. Jeigu kibernetinis saugumas buvo labiau tiems, kas supranta, kas žino, kas nori, tai labai sparčiai judame link to, kad tai yra būtina. Ir tai yra reikalavimai. Ir jeigu tiesiogiai to iš mūsų nereikalauja tam tikri įstatymai ir direktyvos, to pradeda reikalauti mūsų klientai, partneriai, tiekimo grandinė. Jeigu tai yra taip svarbu, kodėl dažnai šią temą apleidžiame? Tai pirmiausia, tai turbūt būtų kompetencijų ir resursų trūkumas. Turbūt naivu būtų tikėtis, kad įmonės vadovas išmanys visus praeitoje skaidrėje išvardintus sprendimus. Naivu tikėtis, kad netgi kibernetinio saugumo vadovas vienas galėtų padengti visas temas, nes tai reikalauja visos kompetencijų puokštės. Tuomet biudžetai vėlgi turbūt yra pakankamai skaudi tema, ypatingai jeigu reikia pradėti nuo visiško nulio ar tuščio popieriaus lapo. Kibernetinio saugumo priemonės ir resursai tikrai gali išauginti kaštus pakankamai ženkliai. Vėlgi prioritetų klausimas. Nepaisant to, kad tai yra opi tema, tyrimai rodo, kad iš tikrųjų apie 25% įmonių nežiūri šias rizikas rimtai arba visiškai jų nevertina. Reguliavimas ir tvarkos arba iš tikrųjų jų trūkumas, vėlgi pasitikėjimas savo sistemomis ir darbuotojais. Na ir blogoji nepatirtis, nes turbūt esame girdėję istorijų, kaip ir biudžetai, ir resursai atsiranda po to, kai įmonė dėja jau patiria kibernetinio saugumo ataką. Ir čia dabar pereikime prie to, o nuo kogi pradėti. Prie tų žadėtų keletos paprastų patarimų. Tai iš tikrųjų norisi vis garsiau kalbėti apie kibernetinį saugumą iš MSP perspektyvos. Ir pradėkime nuo pradžių vėlgi, kas yra tas MSP. Angliškai tai būtų Managed Service Providers, lietuviškai tai būtų valdomų paslaugų teikėjai.
Ką jie veikia? Vėlgi labai paprastai. Tikrai žinome, kad dalis įmonių outsourcina, pavyzdžiui, buhalterijos paslaugas, nežinau, kas mėnesį moka už telefono abonementą, kai kas tai galbūt net prilygina automobilio leasingui. Lygiai taip pat galima naudotis ir kibernetinio saugumo paslaugomis. Tai yra nuomotis įrangą, kaip pavyzdžiui, ugniasienę, licenzijas, vietoj to, kad įsigyti jas metams, 2-3, galime tai žiūrėti kaip į mėnesinį subscriptioną, arba netgi turėti 24 valandas per parą jūsų įmonę saugančią kibernetinio saugumo komandą, vietoj to, kad samdytis vidinius resursus. Kokia nauda iš to verslui? Tai pirmiausia, jau minėti resursai. Vietoj to, kad samdytumėte savo vidinę komandą, augintumėte kompetencijas viduje, kas yra brangu ir imlu laikui, galima patikėti sprendimus savo srities profesionalams ir užsitikrinti tikrai greitesnį startą. Sekantis ir turbūt svarbiausias aspektas yra išlaidos. Kadangi jau kalbėjome, kad viena iš priežasčių, kodėl tą kibernetinio saugumo temą apleidžiame, yra biudžeto trūkumai. MSP formatas leidžia turėti planuotas mėnesinės išlaidas bei galimybę mažinti, didinti apimtis. Ką tai reiškia? Tai vėlgi per praktinį pavyzdį galbūt paaiškinčiau, tarkime, įmonei reikia 100 antivirusinės licenzijų. Vietoj to, kad įsigytumėm tas licenzijas iškart metams, 2 ar 3, įmonė gali įsigyti 100 licenzijų mėnesiui, sekantį mėnesį pratesti 100 licenzijų, o galbūt po pusmečio įmonė susiefektyvino procesus ar sumažino apimtis, įsinstaliavo ERP sistemą ir darbuotojų poreikis sumažėjo ir tai reikia 80 licenzijų, nuo sekančio mėnesio jūs galite turėti 80 licenzijų, vietoj to, kad turėtumėte visą 100, už kurią susimokėjote visiems metams į priekį. Tai yra tas lankstumas, taip pat padeda išsaugoti ir išvengti bereikalingų kaštų. Vėlgi prioritetai. Turbūt visi sutiksite, kad ši tema dažnai yra galvos skausmas ir ne tai, apie ką įmonių vadovai norėtų mąstyti. Tai patikėjus šiuos klausimus savo srities ekspertams turite tikrai daugiau dėmesio ir laiko kitiems įmonės tikslams. Na ir atitiktis. IT partneriai tuo gyvena, jie žino paskutinės rinkos tendencijas. Na ir gal toks retorinis klausimas, o kiek šioje srityje norite žinoti jūs? Turbūt ne tiek, kiek reikia. Ir globaliai apie 60% mažo ir vidutinio verslo jau naudojasi MSP paslaugomis. Sakoma, kad Lietuva nuo vakarų šioje srityje atsilieka apie 1 metų. Tačiau augantis resursų trūkumas, spaudžiantys įstatymai tikrai verčia mus vis labiau sukti šią kryptimį ir eiti šiuo keliu. Ir mes taip pat šiandien jūs skatiname paklausti savo IT paslaugų teikėjo, paklausti OIXIO, kokias paslaugas jie teigia kaip MSP, nes iš tikrųjų, jeigu yra paklausa, puikiai žinome, kad atsiranda ir didesnė pasiūla. Sekanti tema, apie kurią šiandien norėtumėm šiek tiek pasikalbėti, yra slaptažodžiai. Tai taip pat yra vienas iš tikrai žemai kabančių vaisių kibernetinio saugumo srityje. Tai yra tema, apie kurią galima kalbėti, neturėdami didelių techninių žinių ir nuo kurios galima pradėti, neinvestuojant kažkokių milžiniškų kaštų. Ir tai tikrai tema, kai galima sakyti, kad yra minimali priemonė, kuri gali padėti pasiekti maksimalų saugumą. Tai pirmiausia, šiek tiek apie esminės klaidas, kas liečia slaptažodžius. Tai pirmas dalykas yra slaptažodžių pernaudojimas. Turbūt visi galime įsivaizduoti darbuotoją, kuris tą patį slaptažodį naudoja savo Gmail, Facebook, Instagram paskyroje, atėjęs jungiantis prie darbinių sistemų, naudoja lygiai tą patį slaptažodį. Toks darbuotojas iš tikrųjų labai greit gali tapti įmonės pažeidžiamumu, nes vienas nutekėjęs slaptažodis duoda prieigą prie jūsų įmonės sistemų. Silpni slaptažodžiai. Ekrane matote top 5 slaptažodžius Lietuvoje 2024 metais. Dar praėjusiais metais vieną iš populiariausių slaptažodžių mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ir iš tikrųjų tokį slaptažodį nulaužti, net nepagražinus, galėčiau sakyti, kad nei minutės laiko neužtruktų hakerio karjerą pradėjęs 13-metis vaikas. Įsivaizduokim, kad jau prašome darbuotojų nebenaudoti tų pačių slaptažodžių, nebenaudoti silpnų slaptažodžių. Kas prasideda, kaip tuos slaptažodžius įsiminti. Prasideda slaptažodžiai ant lapelių, Excel failuose, sticky notuose, ypatingai išspaudžia šypseną, kai susirinkimo metu kažkas pasidalina ekranu ir išlenda tas sticky notas su slaptažodžiais. Na ir politikos nebuvimas taip pat būtų kaip viena iš esminių klaidų, nes iš tikrųjų negalime užtikrinti, kad darbuotojai patys elgsis sąmoningai. Ir čia noriu pristatyti sprendimą Keeper. Šiandien turite unikalią galimybę prieiti prie Keeper stendo. Ant scenos matėte mūsų Keeper atstovę Viveką, su kuria galite susipažinti ir užduoti daugiau klausimų, jeigu turėsite po prezentacijos. Žinoma, to paties galite paklausti ir manęs ar kitų kolegų, kurie šiandien vilki Hermitage marškinėlius. Tai šiek tiek apie Keeper, tai daugiau nei 14 metų patirtį turinti įmonė, aptarnauja daugiau nei 150 šalių ir daugiau nei 70 000 įmonių. Ir rinkoje yra lyderis dėl Zero Trust ir Zero Knowledge technologijos. Na ir iš tikrųjų alternatyvių slaptažodžių saugyklų sprendimų rinkoje tikrai yra. Funkcionalumu jie visi gana panašus. Kuo išsiskiria Keeper, tai iš tikrųjų ypatingų dėmesių ir akcentų saugumui. Tai pirmiausia, dėl jau minėtos Zero Trust technologijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas slaptažodis yra užšifruotas bent keletą kartų ir pats gamintojas negali matyti jūsų slaptažodžių. Dešifravimo raktą turi tik pats klientas. Tuomet daugiau iš saugumo pusės, tai Keeperis yra sertifikuotas ir atitinka beveik visus pagrindinius ES, GDPR, ISO standarto, NIS reikalavimus. Ir kaip vienas iš tokių patvirtinimų, kad Keeperis tikrai deda stiprų akcentą saugumui, tai yra vienintelis rinkoje enterprise sprendimas, kuris dar neturėjo duomenų nutekėjimo atveju. Na, jei Keeper ir būtų įsilaužta, tai iš tikrųjų dėl to šifravimo technologijos prie plain text duomenų prieiti nieks ir negalėtų. Ir šiek tiek apie tai, kaip Keeperis gali padėti išspręsti jau anksčiau minėtas slaptažodžių problemas. Pirmiausia, tai vos keletos mygtukų paspaudimu gali padėti sugeneruoti įvairias slaptažodžių politikas. Pavyzdžiui, nustatyti slaptažodžių sudėtingumą, tai yra, kad slaptažodis turi būti minimum 12 simbolių, turi turėti tašką, raidę, skaičių, ar jau ką jūs patys sugalvosite. Tuomet tai yra saugykla. Dažniausiai kibernetinio saugumo sprendimai yra toks balansas tarp saugumo ir patogumo. Dažniausiai darbuotojai jų nemėgsta, nes kiekvienas ekstra saugumo žingsnis reiškia, kad bus mažiau patogu. Slaptažodžių saugykla iš tikrųjų čia yra išskirtinis sprendimas tuo, kad tai yra ne tik saugu, bet tai yra ir patogu tiek vartotojams, tiek administratoriams. Toliau slaptažodžių generavimas. Čia irgi iš tikrųjų kelia šypseną, kiek laiko gali užtrukti sugalvoti naują slaptažodį, ypatingai jeigu kiekviena sistema reikalauja skirtingo. Tai palikime tuos gyvūnėlių ir artimųjų vardus asmeniniam džiaugsmui. Keeperis vos vieno mygtuko paspaudimu gali padėti sugeneruoti politiką atitinkantį slaptažodį, kuriuoms net nereikia įsiminti, nes tai už jūs padarys saugykla. Na ir jau minėtas šifruotas valdymas. Vėlgi saugus dalymasis, galbūt nėra pati geriausia praktika, bet kartais taip nutinka, kad įmonė turi turėti vieną prisijungimo paskyrą, kuria dalyjasi keletas darbuotojų ar netgi visa įmonė. Tai vietoj to, kad tą slaptažodį šauktumėm kažkur ofise, dalintumėmės nesaugiais šaltiniais, iš tikrųjų keletos mygtukų paspaudimu taip pat galima nusiųsti prisijungimo duomenis iš vienos slaptažodžių saugyklos į kitą ir saugiai pasidalinti tuo slaptažodžiu. Na ir auditas ir rekomendacijos, tai yra papildomų funkcionalumų, tokių kaip vienas įdomesnių būtų Breach Watch technologija, kur Keeper nuolat skenuoja tamsų į internetą ir jeigu bent vienas iš jūsų įmonės credentialų prisijungimų yra nutekėjęs į juodą internetą, jūs gaunate pranešimą ir galite informuoti darbuotoją, kad tam tikros paskyros slaptažodį galima pasikeisti. Tai tiek apie slaptažodžių sprendimus. Ačiū už jūsų dėmesį.